Ir va tada, man klausimas, o ar įmanoma? Iš tikro, sudaryti sandorius, kad ir su teroristiniam šalim, turėti principingą, aišku plano tikslą, kaip iš tikro pakeisti, tarkim. Nes Europa tą padarė su Europa. Istoriškai, dabar aš istorijoje nesu ekspertas, bet pagalvok. Europą bombino vieni kitus, kariavom ištisai. Bet tada vienu momentu buvo žingsniai padaryti, mintis buvo ir planas, kad vis dėlto Europą reikia ir kultūriškai, ir po biškį suvienyti labiau. Ir aš sakyčiau, kad tas planas yra ir jis įvykęs. Ne Eurovizijos, tos visos, tai buvo planas. Vieningesnė Europai šiek tiek. Ir realiai dabar žiūrint Europos Sąjungą, aišku, mes toli dar gal esam nuo tos vieningos tokios, kokios norėtumėm, bet tarpusavį nekariavom, dabar tarpusavį, kad mes ten pultumėm kokią Vokietiją ir Švediją, dar čia net protų nesuvokiama atrodo. Nes pasikeitė, iš kartų į kartą pasikeitė, mes europiečiai, mes kartu gyvenam, kartu prekiaujam, sienos atviros, vienoji vertybės panašios, labai panašiai. Tai va aš ir galvočiau, jeigu mes būtum iš tikrųjų galingi Europą ir tada norėtumėm kažkaip tą rytus pakoreguoti, kad ten nebūtų tiek ekstremizmo, terorizmo ir negrasinti ten ir nesipjauti tarpusavį. O gal ir įmanoma. Iš tikrųjų, sukurti kažkokį planą, kad tu realiai su visais bendradarbiauji smarkiai ekonomiškai, kad jiems būtų labai naudinga. Ir tada sankcija iš tikrųjų galėtų reikšti labai daug jiems. Ne taip kaip dabar, tada sankcija galbūt iš tikrųjų galėtų reikšti, kad jie vos nesugriūna. Ir galbūt pradžioj gal vieną kitą šalį pratęsti dar mintį. Ir gal įmanoma tai po truputį, kaip ir Europą, po truputį realiai ta vienybė buvo ir prie Europos Sąjungos po biškį šalis jungės. Bet tarkim, padarai bendradarbiavimą ir turi vieną kitą programą, kad to šalis, šiek tiek būtų suinteresuotos artimiau bendrauti. Ir iš to būtų abejom labai didelė nauda. Ir tu taip po truputį, kaip ir dabar, jeigu kažkas grasins tam, ir žinai, ar puls, ar ką, tu turi galę ir tu tada smogi atgal. Tu turi turėti galę. Jeigu kažkas mėgins kontestinti, žinai, kad tu kuri gerą pasaulį, kur be jokių karų, tiesiog per ekonomiką, per prekybą mėginam, o kažkas ateina koks fanatikas ir pradeda granatas mėtyti, neleidi to. Tada būtų, aiškiai, priežastis, aiškus teisinis paaiškinimas, viskas tvarkoj. Bet tu turi planą, ilgametį planą, kaip tą regioną iš tikro, iš lėto paformuoti šiek tiek, kad bent jau to ekstremizmo mažiau būtų. O gal tai ir veiktų, nes to niekas nebando, nieks nebandė, nes čia būtų labai sudėtingas kelias. Bet tai, kas dabar vykstant, tai neveikia. Aš nematau, kaip gali suveikti. Kiekvienas tas bombinimas, kur netgi jeigu tikslas iš tikro nuoširdžiai geras būtų pakeisti režimą, kad būtų geriau, neveikia ne karto, tai kažkas blogai yra daroma. Tiesiog radikalų daugiau, ekstremizmo daugiau ir terorizmo daugiau. Ir kažkiek metų vis bombinam, o tada ateina koks diktatorius Trumpas ir jis bombina, žinote, ten kažkas iš to pačio regiono sumokėja jam, ar papirkė, ar ką, tu net to neatskiri. Tu aš ir galvoju, jeigu Europa būtų galinga ir stipri, daug galingesnė ir stipresnė, kaip reiktų approachinti visą tą klausimą, tai yra įmanoma, kad galbūt galėtumėm rasti lėtą, bet europiečką kelią, kuris iš tikrųjų gali suveikti. Čia yra mano klausimas. Nes Europa turi pavyzdį, kur jie pakeitė. Iš tikrųjų pakeitė, Europa pasikeitė kaip regionas ir mentalitetas pasikeitė ir panašiai. Ir aišku, mes turim savo iššūkių, bet gal ir įmanoma kažkokią Arab Vision pritaikyti per gerą gyvenimą tiesiog. Per parodymą. O gal tai ir nenugalėtų. Gal tai nenugalėtų jų religinių įsitikinimų, to tiesiog, gal tiesiog niekaip nenugalėtų. Gal tada reikia dar ilgesnis galbūt planas. Galbūt reikia kažkokią programą 20 metų sukurti, kad apskritai religijos ten būtų mažiau. Jeigu tai būtų tas stabdis, jeigu religiniai kažkokie įsitikinimai sektantų būtų tas, kur neleidžia tiesiog jiems su vakarais bendradarbiauti, arba net tarpusavį bendradarbiauti, bent net kai matai naudą, net kai yra reali nauda, jeigu tai neleidžia. Gal tada iš tikro reikia kažkokį vykdyti programą ar kažką, kad tiesiog religijos sumažėtų ir tada galbūt suveiktų.
Bet sakau, kažko reikia kitko, kažkokio approacho, nes tai, kas dabar vyksta, aš nemanau, kad veikia, dabar net, aš nemanau, kad čia kažkas pasikeis, ar tu destabilizuosi regioną ir pasikeičia gal vienas kitas galios žaidėjas, jo gal dabar Rusija iškrenta kaip galios žaidėja, Iranas iškrenta, sustiprėja kiti, iškyla kažkokios gal teroristinės organizacijos su laiku, tipo, ir tu vis tiek kaip ir neišsprendai tos problemos, nes, jo, nežinau. Jo, we'll see, nežinau. Man buvo tiesiog mintis, o tai ir pamąstymas, aš nežinau, kaip reiktų, bet man nepatiko tas, kad mes čia va, tiesiog giriam šitą, kaip čia, nu, tą Merzo ar ko ten tą išėjimą, kad jo, čia zaibis, viskas gerai, tas griežtas. Ar tikrai griežtas, ar tikrai karo tas, nu, ne tik, kad karo, bet, nu, tie tokie sprendimai garsus ir tokie, o gal mes turim, gal stiprybė nėra čia, gal net, jo, čia kaip visi cituodavo tą mymą vos nesilpni, kaip čia geras gyvenimas sukuria silpnus vyrus, tada silpni vyrai sukuria sunkius laikus ir sunkus laikai, žodžiu, tas visas kažkaip ten tas ratas. Nes maga šitie dabar Heksetas ir Trumpas, jie galvoja, nu ir jie galvoja, kad jie yra tie stiprus, bet jie yra patys silpniausi, neturi jokių protinių galių, jokių principų, tai yra silpni, jie vat ir yra tie silpni, kurie sukuria tos blogus laikus ir tada ateina iš tikro principingi žmonės, kurie gali protingai apgalvoti ilgalaikį planą, jį vykdyti, laikytis principų ir tada sukūrė Ameriką, pasirašo tos Federalist Paperius ten, kur ten buvo protingi žmonės su rimtom vertybėm. O šitie žmonės ateina silpni ir jie kūrė tiesiog nesąmonę, tipo, aš nežinau. Tas ratas yra far right dog whistle, aš tau jau sakiau, nu, tu visi tą žino, tau nereikia nieko sakyti man, seniuk, bet esmė ta, kad visi įsivaizduoja, kad čia, tipo, jie yra tie stiprus. Bet ir dabar, vat, čia tas vertybės, kurias gina, tai silpnas vertybės, tą impulsyvų garsų rėkimą, bet tą apmąstymą, kalkuliuotą maždaug, nužemina čia, Europą tiesiog mąstys ir nieko nedarys ir viską. Lėtas darimas gali būti stiprybė, impulsyvumo nebuvimas, tai gali būti stiprybė, kai dabar turim impulsyviai, kur bombina, ką tik nori, tipo. Nu, tipo, nežinau. Aš tikiuosi, kad Europa, jeigu kažkada ir bus stipri, aš tikiuosi, mes būsim labai stiprus, mes elgsimės apgalvotai ir kalkuliuotai, jo, ir mes turėsim planą ir žinosim, koks tas planas ir tada jį vykdysim ir turėsim labai aiškias pozicijas su aiškiais principais, kurių nepaminsim. Aš labai to tikiuosi, nes šitie žmonės pamina savo principus, jie jokių principų neturi. Ir tai dabar plinta visam pasaulyje ir pas mus Lietuvoje. Jokių principų, jokios moralės, pas tos demus koalicijoje, jokioj. Ir tai neturi būti vertinama, tai nėra niekaip. Tai niekad nevedė ir neveda prie gerų dalykų.